Mieste nėra mafijos, nėra Tarazinio. Tačiau yra Vidas Antonovas, žmogus tampantis legenda. Įvairiuose kalėjimuose praleidęs beveik 20 metų. Mafijos tėvas Antonovas, neeilinis sovietmečio nusikaltėlis. Ši mafijos tėvo etiketė vyrą persekiojo už praeito amžiaus dar sovietmečių atliktų žygdarbius, dėl kurių teko ragauti ir kalinio duonos. Mažai kam žinoma kita Antonovo pusė, mat prieš tampant mafijos tėvų, legendinis nusikaltėlis buvo ugniagesys, muzikantas bei žinomas sportininkas. Jaunystėje Antonovas stovėjo su gitara ant scenos ir buvo nešamas ant rankų, nes iškėlė rekordinio svorio štangą, bei džiaugiasi sėkminga karjera gaisrinėje. 1973 staiga išaiškėjo, kad Vidas savo lygių neturėjusios nusikaltėlių gaujos lyderis. Jis su savo sėbrais plėšė įmonių seifus, vėliau prisipirkęs aukso ruošėsi užgrobti lėktuvą bei lėkti į Rodeziją. Sensacijos apie susemtą Antonovo gaują skelbti žiniasklaidai neleido sovietinė cenzūra. Šiauliuose tik pasklido gandai, kad teisiamas mafijos tėvas su savo sėbrais. Prisimindamas vaikystę Antonovas net neabejojo, kad būtent filmas Tarzanas nulėmė jo likimą. Tai buvo 1938 metais Holivude statyta, jau spalvota ir įgarsinta juosta. Keliasdešimt kartų peržiūrėjęs filmą, Šiaulių centre kino teatre Pergalė nusprendė būti toks pat stiprus ir drąsus kaip Tarzanas. Tad Motinos sodą Vidas pavertė Tarzano džiunglėmis, prikabinėjo virvių bei skersinių, kuriais karstėsi kiauras dienas. Vėliau pasidarė štangą, su kuria neįsiskyrė iki pat 1958, nes buvo pašauktas atlikti privalomą karinę tarnybą. Šauktinio fizinė jėga neliko nepastebėta. Karys buvo paskirtas į karinės žvalgybos kuopą, tolimuose rytuose Sachaline. Grįžęs po tarnybos namo, įsidarbino Šiaulių priešgaisrinėje tarnyboje. Vėliau gavo trenerio etatą ir atidarė pirmąją Šiauliuose kultūrizmo atletinės gimnastikos klubą. 1967 metais dalyvavo varžybose Kauno sporto halėje, kur pagerino štangos kėlimo gulint rekordą, iškeldamas 150 kg svorį. Ovacijos ir šurmulys sporto halėje. Antonovas dalino autografus, korespondentai puolė fotografuoti. Ir galiausiai ant rankų išnešė sirgaliai, įmetė į automobilį Volgą ir išvežė po Kaunės vilą švęsti. Sportas lieka sportu, bet valdiškai stumti nuobodžias budėjimo valandas ne jam. Norėjosi kažko daugiau. 1972 spalio 5 ugniagesių pamainos viršininkas Antonovas atėjo į eilinę darbo pamainą. Gaisrų nebuvo. Vakare bendradarbiams pasakė, kad eina pailsėti ir tyliai išsliūkino per langą. Sėdo ant dviračio ir atmynė prie ligoninės. Ten pat atvažiavo bendras Anicetas Karulis, ant bagažinės atsivežęs miniatiūrinius autogeno balionus. Vyrukai ėmė darbuotis, sieną išdaužė skylę, besidarbuojant galimai užkliudė kažkurios signalizacijos grandinę, nes pasirodė milicija, tačiau nepastebėjo nei skylės sienoje, nei Antonovo su padėlininku besislepiančių krūmuose. Vos milicija išvažiavo, abu vėl ėmė darbuotis. Skarulis išpjovė seifą. Į krepšį bekraunant rastuosius 40 000 rublių, pabiro maišelis kapeikų. Skaruliui baimės jausmą užgožė godumas. Jis dar kokią 10 minučių po stalu rankiojo smulkes monetas. Jie surinkęs, išsitraukė žadintuvą ir užtaisė padegimo mechanizmą. Šalia palikė indą benzino bei popiergalių. Plėšikai paspruko. Miškelė paslėpė grobį bei įrankius. Vyrai išsiskirstė kas savo. Antonovas nepastebėtas grįžo į tarnybą.
ir po keletos minučių ugniagesiai gavo pranešimą – dega Šiaulių ligoninės kasa. Nuvažiavus gesinti gaisro, Antonovas liejo negailėdamas vandens, ypač ten, kur galėjo būti likę jo su anicetų pėdsakai. Beveik metus Vidui ir Anicetui sekėsi. Bičiuliai švarino kolūkių bei nuošaliau kontoras turinčių įmonių seifus Lietuvoje ir net Latvijoje. Kai gandai apie nesugaunamą seifų plėšikų gaują pasiekė Vilnių, nusikaltėlius ėmė medžioti ne tik milicijos, bet ir KGB padalinys. Galiausiai imta įtarinėti Antonovą bei jo klubo sportininkus ir pradėta juos sekti. Viskas per Bickas. Gauja suimta dėl jaunųjų kultūristų neatsargumo. 2 Antonovo treniruoti bendravardžiai Igoriai 1973 vasarą vidury dienos Šiauliuose įsiveržė ir apiplėšė banką, tuo metu taupomąją kasą. Privertė atrakinti seifą ir pagrobė 2000 rublių, bei kartu padėtą pistoletą ir sėkmingai pabėgo. Apklausiama kasininkė prisiminė lemtingą detalę. Plėšikų rankos buvo labai raumeningos, o tuomet kultūristų Šiauliuose buvo galima suskaičiuoti ant pirštų. Kriminalistai jau turėjo surinkę pakankamai informacijos apie nesugaunamosius plėšikus. Kasininkai buvo parodyti sportininkų portretai ir jį juos atpažino. Ta pačią dieną buvo suimti abu Igoriai ir Antonovas su Skaruliu. Anicetas Skarulį tardė Šiaulių milicijos kriminalistas Viačeslavas Novikovas, garsėjęs pomėgiu mušti tardomuosius. Tačiau užvožęs Anicetui, kriminalistas jį tik įsiutino, o tardomasis nuo grindų nuplėšė priverštą kėdę ir vienas pritaldžė 3 milicininkus. Nepalaužtas fiziškai, jis vėliau palūžo moraliai ir netrukus prisipažino. Parodė, kur paslėpti ligoniai pagrobti pinigai, bei kur paslėptas jo mini autogenas. Antonovas vienintelis spyriojosi, akivaizdžią kaltę neigė iki galo. Už tai buvo apšauktas gaujos vadovų. Tada jam ir prikibo mafijos tėvo pravardė. Antonovas apsimetė palūžęs ir pamelavo parodysęs, kur paslėpė miške pagrobtus pinigus. Aš duodu, altankis, sustovėk, į kelią, va čia įpertraukiu, tu rankom taip, kur neleis man praeiti, o aš duodu tau, tu krenti ant žemės, ir aš pradedu bėgti. Pirmą ir bene vienintelį kartą Lietuvos kriminalistikos istorijoje nusikaltėlis nutraukė antrankius ir metėsi bėgti. Milicininkas tąkart įsegė pistoleto kulką tiesiai į tolstančio Antonovo koją. Už kasos apiplėšimą teismas Igoriams skyrė 10 metų nelaisvės, Antonovas gavo 13, o Skarulis 14. Nuteistieji atsėdėjo nuo skambučio iki skambučio. Antonovas į laisvę grįžo 1986. Legendiniams plėšikams atlikus bausmes, Lietuvoje buvo kita santvarka. Nusikalstamą pasaulį valdė kiti autoritetai, pagal kitas žiauresnės taisyklės. Šiauliuose visi drebėjo prieš princais vadintą ketvertą. Įsidarbinęs princų reketuoto vieno stambaus Šiaulių verslininko asmens sargybiniu, Skarulis Antonovui pasiūlė iššaudžius princus paimti miesto nusikalstamo pasaulio valdžiai savo rankas. Įvertinęs jėgų santykį, Antonovas atsisakė prisidėti prie bičiulio ir protingai padarė. – 1992 balandį Skarulis buvo nušautas. 47 metų vyro žmogžudystė taip ir liko neatskleista. Pats Antonovas bandė užsiimti reketu ne Šiauliuose.
Kelių jaunesnių nusikaltėlių lydimas bastėsi po įvairias Šiaurės Lietuvos įmonės, jų vadovams už atlygį žadėdamas apsaugą. Tai Antonovas nutarė užkariauti nuo Kauno 18 rajonų ir lankėsi, važinėjo visom kryptim. Ir pakeliui sustodavo prie kiekvieno kiosko, prie kiekvienos lentuvės, net prie Podžiaus dirbtuvių, prie kiekvieno asmens, kuris įgyjo automobilį, aplankydavo kiekvieną miestelį visas akcinės bendrovės ir visur reikalaudavo apsaugos, duoklės už apsaugą. Yra smulkus turto prievartautojai, kai kas bandė pasakyti, tai yra kioskų reketininkai. Būtent šitie žmonės ir sprogdino ir Šiaulius, štai galiu drąsiai pasakyti, nors jie to neapkaltinti, aš jų ir neteisiu. Tačiau vienas iš šitų grupuočių narių pripažino tai neoficialiai ir nubraižė planą, kur yra jų sprogmenys. Ir iš tikrųjų buvo prie Antonovo sodybos Šiaulių rajone, mes atkasėm, visą arsenalą sprogmenų. Tai buvo ir granatos, ir trotilo gabalai apvynioti, izoliacija, prie kurios pritvirtinti magnetai, tvirtinti prie automobilių ir sprogmenys paruošti konkretiems asmenim. Sprogmenys iš šių slėptuvių, manoma, jau buvo nesykį panaudoti 1992, 1993 metais, sprogdinant įvairius objektus Šiaurės Lietuvoje. 94 metais teismas tokias video paslaugas pripažino reketu ir mafijos tėvą nuteisė kalėti 7 metus. Reketininkas kolonijos sėdėjo ramiai, tad į laisvę išėjo anksčiau laiko. 1999 žiemą 11 sodininkų kreipėsi į policiją, radė išlaužtus ir apiplėštus sodo namelius. Vogti daiktai rasti pas sodų bendrijoje gyvenusi Antonovą. Už vagystės Vidas buvo nuteistas kalėti 3 metus ir 3 mėnesius. Trečias kartas nemeluoja, sako liaudės išmintis. Ta trečią kartą atsidūręs už grotų, mafijos tėvas nutarė, kad jo amžiui užteks misti sausą kalėjimo duoną. Laikas keistis. Po vedybų su 39 metais jaunesne Rima, jis daugiau nebesipyko su Temide. Iš mafijos tėvo 2014 gruodžio 31 jis tapo vyriausiu Europos tėvu, būdamas 76 metų. Štai tokia tikroji mafijos tėvo istorija. Jei dar neužprenumeravęs, tai ko lauki? Spaudžiam patiko, komentuojam ir iki kitų video.